Sveiki, dabar demonstruosiu, kaip reikia tirti alkūnės vidinę sritį. Kad norint geriau įvertinti alkūnės medialinę sritį, visada rekomenduoju tiesiog su ketvirtu pirštu susirasti mūsų žastikolio antkrumplį ir mūsų ketvirtą pirštą grynai uždėti už šito antkrumplio ir su davikliu tiesiog prispausti prie paciento alkūnės ir prie mūsų piršto. Ir mes automatiškai iš karto pamatysime, įvertinsime lenkiamą bendrąją sausgyslę. Štai ir aš esu iš karto ant kaulinio kontūro ir aiškiai matau mūsų bendrąją sausgyslę. Pati sausgyslė yra trumpa, susistabdysiu. Štai pati sausgyslė yra gana trumpa, nes jinai iš karto, kaip matome, perina į raumeninius pačius pilvelius. Kas mums yra svarbu įvertinti grynai bendrąją prisitvirtinimo vietą. Ir nepamirškime, kad su davikliu mes turime važiuoti ir į priekį, ir atgal, kadangi insercija nėra maža, apie kažkur centimetrą dydžio, todėl tam tikrose vietose gali būti kažkokie degeneraciniai pakitimai, tai todėl mes ir jų nepražiūrėsim. Taigi, čia išilginis pats vertinimas bendrosios lenkiamosios sausgyslės. Galima, aišku, pasukti daviklį ir vertinti štai tokioj skersiniai pačioje plokštumoje. Irgi mes matome, kaip bendroji sausgyslė tvirtinasi prie vidinio mūsų žastikolio antkrumplio. Išilginis pats vaizdas. Jeigu keliausime mes štai distalin ir norėsime įvertinti ar raumeninius jau pačius pilvelius, tai kas grynai sudaro bendrąją lenkiamąją sausgyslę, bus tikrai sudėtinga, nes matome kaip daug raumeninių pilvelių. Ką reikėtų daryti? Rekomenduoju visada tiesiog nukeliauti distalin, tam, kad mes pamatytume tas tikras anatominės struktūras, grynai riešo pačioje srityje ir lengviau mums bus susiorientuoti. Dabar aš esu grynai riešo priekinėme paviršiuje ir aš esu štai tokioj radialiniai daly. Aš žinau, kad čia yra mūsų laivelis ir nuo laivelio aukštyn prasideda flexor carpi radialis sausgyslė ir štai raumuo, flexor carpi radialis raumuo. Medialiau, tai atsiprašau, ulnariau mes matysime palmaris longus sausgyslę su raumeniniu pilveliu. Dar ulnariau, štai šitoje vietoje mes matysime paviršinius pirštų lenkiamosios raumenius, raumeninį pilvelį. Jeigu dar ulnariau, mes matysime kitą raumeninę struktūrą, kuri prasideda štai riešo srityje nuo žirnio ir aš keliauju štai link alkūnės srities ir aš matau flexor carpi ulnaris raumenį. Taigi, dilbio srityje aš jau dabar galiu susiorientuoti, tai yra flexor carpi ulnaris, tai yra palmaris longus, tai yra flexor digitorum superficialis, taip pat mes matome flexor carpi radialis ir dar jau prieš tai mūsų matyta alkūnės srityje, tai yra pronator teres raumuo. Visi šitie raumenys formuoja mūsų bendrąją sausgyslę. Kas dar yra svarbu medialinėj srity įvertinti, tai yra ir radialinio vieno iš kolateralinio raiščio struktūra, tai yra priekinį patį pluoštelį ir norint jį įvertinti, mums reikėtų visada paciento paprašyti, kad sulenkti alkūnę labiau. Šiek tiek prisiartinsim irgi vertinam, susirandam vidinį antkrumplį, susirandam alkūnkaulio vainikinę ataugą ir štai šitoje vietoje mes ieškome tokios irgi horizontalios struktūros. Šiek tiek prisiadaptuojame patį mūsų daviklį ir štai šitoje vietoje matau mūsų priekinį pluoštelį, kuris tvirtinasi prie vainikinės pačios ataugos. Čia vis dar jis yra pakankamai plonas, tačiau štai keliaujant proksimalin matome šitas mūsų priekinis pluoštas išplatėja ir jisai tvirtinasi grynai prie vidinio antkrumplio. Vienu metu pamatyti ir pluoštelį, ir bendrąją sausgyslę nepavyks, nes jie šiek tiek tvirtinasi kitose vietose, todėl mums reikės adaptuotis. Čia būtent priekinis pluoštas, o šiek tiek šitoje vietoje mūsų bendroji pati sausgyslė, bet kaip matome, jos yra viena šalia kitos. Tai tiek iš alkūnės vidinės srities ultragarsinio tyrimo.